Šiandien mudvi su Damile papasakosime, kaip ir kokia galvos danga puošdavosi mažosios Lietuvos ištekėjusios moteris. Damilė pasipuošusi ypatinga galvos danga, tai yra fetrinis kykas, puoštas auksinių galionėlių ir siuvinėtas stiklo karoliukais. Šiuo kyku mažosios Lietuvos merginos puošdavosi tik vestuvių dieną. Ištekėjusios mažosios Lietuvos moteris pindavo kasas ir jas slėpdavo po skirtingą galvos dangą. Damilė rankose laiko išties neįprastą ir labai ypatingą mažosios Lietuvos ištekėjusių moterų galvos dangą. Tai yra jaunamartės kykas. Jaunamartės kykas padarytas iš pintinių nėrinių, vadinamų pinikais, kurie yra užtempti ant specialaus karkaso. Iš viršaus kykas buvo apgobiamas lengvu fabrikinio audinio muslino nuometeliu, kurio galai puošti baltų siuvinėjimų augaliniais ornamentais. Šie ornamentai yra išsiuvinėti grandinėlės dygsnio technika. Kyką pagal Gizevijaus piešinį Tužės Ivolaitienės Petkikės portretas su kyku atkūrė Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautinio kostiumo specialistai. Jaunamartės kykas buvo dėvimas iki kol jaunamartė susilauks vaikų. Ištekėjusios ir jau vaikų susilaukusios mažosios Lietuvos moteris ryšėjo skaras. Skaros buvo šilkinės, lininės ir jos buvo rišomos labai skirtingais būdais. Juos mes su Damile ir parodysime. Mano rankose balta lininė skara, kurios kraštinė yra metras ant metro. Skara rišama sulenkus trikampiu. Ja dengiama galva, taip, kad gražiai įrėmintų veidą. Aš paprašysiu, kad Damilė palaikytų skaros kraštus. Štai taip. Labai svarbu, kad skaros kraštai būtų vienodo ilgio. Tuo pasitaisysim šiek tiek. Štai taip. Damilė jau dabar galima laikyti. Ir gale šie du kraštai rišami ant laisvo skaros kampo. Skara rišama pakaušyje, prispaudžiant laisvąjį skaros kraštą. Užrišus skarą reikia išskleisti gražiai skaros kampą, kad jis gražiai nugultų ir pataisyti laisvąjį skaros kraštą. Lygiai tokiu pačiu, ką tik mūsų parodytų būdu, buvo rišamos ir lininės baltai raudonos skaros, kurios šiek tiek yra panašios į ištekėjusių žemaičių moterų skaras, tačiau šių skarų kraštinė yra kiek mažesnė nei baltos drobinės, 90 cm. XIX amžiaus pabaigoje madingos tampa fabrikinio audinio šilkinės skaros su labai dailiu spaustu augaliniu ornamentu. Skaros buvo puošiamos šilkiniais kutais ir populiariausia spalva buvo juoda. Skara lenkiama į trikampį. Štai taip. Ja apgobiama galva. Labai svarbu, kad skaros laisvi
kraštai esantys šonuose būtų vienodo ilgio. Dabar paprašysiu Damilės prilaikyti skaros šonus ir atlenksiu skaros kraštą. Štai taip, kad gražiai įrėmintų Damilės veidą. Ir dėmesio 2 skaros galai šį kartą rišami ne ant laisvojo skaros krašto, o po juo. Jei skara neslysta, galima palikti vieną mazgą, štai taip. Tačiau jei skara laikosi sunkiau ant galvos ir slysta, reikėtų gale užrišti, užtvirtinti antru mazgu. Štai taip. Tai va, kai užrišami 2 laisvi skaros galai, yra permetami į priekį. Op. Dar vienas tik mažai Lietuvai būdingas šilkinės skaros rišimo būdas yra skaros muturiavimas aplink galvą. Šiam skaros rišimo būdui reikalinga skara, kurios kraštinė kiek ilgesnė – 1,25 m. Ja taip pat sulenkėme trikampiu, aš paprašysiu Damilės pagalbos. Štai taip. Sudėsime 2 skaros galus, kad gautųsi gražus trikampis. Ir dabar parodysime, kaipgi ši skara muturuojama aplink galvą. Pridengiama galva, taip pat atlenkiamas kraštelis, kad gražiai įrėmintų veidą. Damilės prašysiu palaikyti. Turime 2 laisvus skaros galus, jie turi būti vienodo ilgio. Juos mes pakaušyje sukryžiuojame po laisvu skaros kampu. Štai taip. Ištrauktus, sukryžiuotus skaros kampus sukame. Turime susukti gana kietai. Štai taip ir atvedame iki viršugalvio. Viršugalvyje surišame. Surišame gana tvirtai. Taip. Ir likusius galiukus skaros taip pat susukame ir užtvirtiname už jau apmuturiuotos skaros dalies. Štai taip vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Kaip ir kitose Lietuvos regionuose, mažosios Lietuvos moteris skaras rišdavo pačiu paprasčiausiu būdu – po smakru. Šią skarą paprašysiu susirišti Damilės. Aš prilaikysiu, štai taip, o Damilė gražiai ją suriš po smakru. Truputį paveršti reikėtų, kad jinai, jo. Va. Ištekėjusios moterys mėgo dėvėti ir baltas linines kepurėles. Kepurėlių priekinė dalis stačiakampio formos. Gana plati, apie 11 cm ir be puošybos. Tačiau kepurėlės galinė dalis, pakaušis, gausiai dekoruotas baltuoju siuvinėjimu, mereškavimu, rišelije bei pildymo technika. Jos buvo tvirtinamos gale, štai tokiais
raišteliais, jei kasos labai ilgos ir užima daug vietos po kepurėle, galima rišti tiesiog mazgeliu arba štai tokiu nedideliu kaspinėliu. Galai paslėpiami. Štai taip. Vėliau tokios kepurėlės buvo siuvamos jau iš fabrikinių audinių. XIX amžiaus pabaigoje vienas populiariausių spalvų buvo violetinė ir bordo. Kepurėlės visiškai nesiskiria forma savo nuo kitų Lietuvos etnografinių regionų, išskyrus platesnė priekinė dalimi. Kepurėlės priekinė dalis gali būti stačiakampio formos arba štai tokiais gražiais užapvalintais galais. Kepurėlė rišama gale. Galima rišti kaspinėliu arba mazgeliu. Kaspinėlis yra slepiamas po kepurėlės krašteliu.